Jau tradicija tapusios kiekvienų metų paskutinį sausio šeštadienį vykstančios tarptautinės Street Dance Show šokių komandinės varžybos. Jau 8 metai festivalis Street Style sukviečia į Kauną geriausias Lietuvos ir kitų šalių šokėjų komandas, kurios pristato naujus savo darbus. Atsižvelgdami į praeitų metų festivalio dalyvių bei žiūrovų pastabas ir pageidavimus, šiemet organizatoriai paliko festivalio programoje Show Dance šokių komandinės varžybas. Be to Street Dance Show pogrupyje vyks Formation, Small Group bei Duo kategorijų varžybos. 2005 metais vyko pirmas festivalis Street Style ir aš buvau tik grįžęs iš Vokietijos. Ten pragyvenau 5 metus, pradirbau šokių mokytojų, ten aerobikos trenerių ir ten kaip tik buvo pakilimas labai stiprus gatvės šokių, ypatingai hip-hopo. Ir, skaitykim taip, atvežiau tą idėją čia, pasikalbėjau su žmonėm, kurie, o pas mus kaip tik buvo toksai nusmukimas galbūt, neskau, kad visai sustoja buvo, bet buvo praūžusi breakdanso banga ir kažkaip tos nišos hip-hopo ir gatvės šokių kol nebuvo. Tai pasitariau su dabar daugelis teisėjų, tai tas pats Kruzdeliukas ir Olegas ir toksai ir Marijanas, pasitarėm, kad reikėtų pabandyti daryti kažką ir padarėm pirmą bandomąjį renginį. Šokis gali tapti ne tik laisvalaikio praleidimo būdu, bet be jo neįsivaizduojamas pats gyvenimas. Šokti galima ne tik choreografijos salėje, bet net apsipirkinėjant. Visiškai nesvarbu, ką pagalvos kiti, juk svarbiausia, kad darai tai, ką iš tiesų mėgsti. Kas mane pažįsta, žino, kad aš nieko daugiau gyvenime neveikiu, tik tai šoku. Ir šoku netgi parduotuvėse, kaip apsipirkinėju ir vaikščiodamas kartais, kaip aš vadinu, pramušu ant to, kad pradedi judėti ir paskui pagauni keistus žvilgsnius į save. Tai nereiškia, kad aš neturiu asmeninio gyvenimo, kad neturiu šeimos ir visą kitą, bet didžiąją laiko dalį šoku. Šokis gali praskaidrinti kasdienybę ir leisti mėgautis kiekvieną akimirką. Nesvarbu, esi jaunas ar senas, šokių amžiaus cenzo nėra. Kaip teigia dauguma choreografų, jei gali vaikščioti, gali išmokti ir šokti.